Sveiki, aš esu Ignas Zakarauskas ir šiandien pasimokinsime mankštos pečiams bei kaklui, sėdint ant kėdės. Ta galite daryti namuose arba darbo metu, pertraukėlių metu. Taigi, pradėsime nuo pečių sukimo. 5 kartus vieną pusę ir vėliau 5 kartus į kitą pusę. Tada pasitempsim 5 kartus, ranką keliam viršų, alkūnę tempiamės į viršų, su kita ranka siekiam žemyn, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam ir taipogi 5 kartų. 1, 2, 3, 4, 5. Gerai, tuomet padarysim sukinius. Sukamės kairę, su dešinė ranka pasiemam už peties, su kita ranka apglėbiam liemenį ir siekiam link bambos. Į kitą pusę sukamės ir norim žiūrėti pro petį žemyn. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Taip jau mėginam atlikti kokią 5 kartų. Galima ir pagal galimybės ir daugiau. Sekantis rankas padedam ant kelių, kulnais stumiamės į žemę. Ir įkvepiant paliečiam nugarą į priekį, atveriam pečius, iškvepiant pašiaušiam. Nuleidžiam galvą, įkvepiam į priekį, iškvepiam, pašiaušiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Sekantis, ką norim padaryti, tai suimti nykščius ir nuo bambos rankas tiesti atgal į viršų, šalis. Įkvepiam, pastebim, iškvepiam ir išdam. Kiek patogu, daugiau aukščiau, atgal. Sekantis pratimas rankos aukščiau. Įkvepiam, iškvepiam, pirštų. Įkvepiam, rankas aukščiau užtikstiesiam, viršų, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Sekanti rankos šalis, sulenkiam per alkūnes, nykščius kumščiai, įtempiam ir lankstom. Viena ranka sukasi žemyn, kita atgal. Iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, iškvepiam, iškvepiam. Stengiamės, kad pečiai per daug nekiltų tą darant, daugiau akcentuojam pačius pečius. Gerai, sekantį, ką norėsim padaryti, atlikti erelio sparnus. Rankas leidžiam į šalis, gal, ir vedam alkūnės arčiau viena kitos, skurdžiuojam rankas, nugarėlis artėja viena kitos paštakos ir vyniojasi aplink. Gerai, norėsim alkūnės kelti aukščiau. Svarbu, kad kaklas išliktų neutraliai padidintas, smakrą laikykite trauktą į save, kad būtų virš kaklo duobutės. Ir kaip atliksim judesius. Truputį į vieną pusę, truputį į kitą. Ir alkūnės keltinam aukščiau. Truputį į vieną, truputį į kitą. Alkūnės kelsinam, o pečius spaudžiam žemyn. Į vieną pusę, kitą ir alkūnės aukščiau. Vieną, kitą pusę, alkūnės aukščiau. Vieną, kitą pusę, alkūnės aukščiau. Ir kiek patogu vis aukščiau, aukščiau, aukščiau. Atleidžiam, suimam su kaire ranka. Paštaką ir su nykščiu žemyn leidžiam į šoną, o galvą į priešingą pusę žemyn. Pabūnam, kelti akimirkų, ramiai kvėpuojam per nosį, įkvepiam pečius į kaklą, iškvepiam, atleidžiam, įtampą. Jeigu negalite suimti rankomis viena kitos, negalite suimti nykščio, tada tiesiog laikykit kokią diržą ar rankšluostį. Gerai, tuomet kitą ranką įskleidžiam į šalis, Skuprinam,
ir kita ranka suneriam su pirštus ir vėl tą patį kartuojam. Į vieną pusę, į kitą pusę, stengiamės pečius palaikyti kuo žemiau, tą darant, pakeliam. Į vieną pusę, į kitą pusę, aukščiau, vieną, į kitą, aukščiau, vieną, kitą, vieną, kitą, vieną, kitą, atleidžiam rankas, suimam nykštį žemyn, sukam rankas žemyn ir galvą į priešingą pusę. Ramiai kvėpuojam per nosį, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Gerai, atleisim. Sekantį, ką norėsim padaryti, pratimas vadinasi spina už nugaros. Kokiu būdu atliekama. Gerai, vieną ranką pakeliat į viršų ir sukat į išorę, kitą ranką patiesit į šalį, sukat į vidų ir atgal rankas ir vedat už nugaros ir mėginate suimti pirštus. Su alkūne gali pasitempti truputėlį arčiau link stuburo vidurio ir kiek patogu arčiau bandant suimti pirštus. Gerai, iš tokios padėties truputį galvą palenkiat švelniai į šoną, o mentę spaudžiat truputėlį priešingą pusę. Švelniai, ramiai kvėpuojat per nosį, grąžinat alkūnę ir švelniai lėtai pasukat link alkūnės, žvilgsnį ir šiek tiek viršų. Atleidžiat žemyn, į priekį ir atpaiduojat rankas. Tai kitą ranką, kairę ranką pakeliat, sukat į išorę, dešinę ranką į šoną, sukat į vidų, atgal rankas, kaip patogu paduodat, lenkiam, dešinę ranką iki juosmens. Taipogi, jeigu nepasiekėt, tai suimkit su diržu ir siekėt, pasiėmą už pirštų. Alkūnė gali būti arčiau eiti, link stuburo, kita alkūnė tempiasi žemyn, kiek patogu arčiau suimam, už piršto ar už riešų. Ir tuomet atliekam tą patį, kas buvo prieš tai, lenkiam galvą šiek tiek į šoną, o su plaštikomis mentę stumiam žemyn, priešingą pusę. Tai yra aktyvių taškų jautrių, kurie gali gauti kaip masažą švelniai. Tad sugrąžinsim ramiai kvėpuodami ir pasuksim galvą link rankos, link kairės alkūnės. Ramiai kvėpuojam per nosį ir šiek tiek žvilgsnis į viršų. Atleisim galvą į priekį ir atleisim rankas. Sekantį, ką norėsim padaryti, tai rankas sudėti plaštikas, nugarėlės, už nugaros, ties kraštais, riešą tiesų, nesilanksto ir pečius paduodam atgal, žemyn, smakrą, sugrąžinam ties kaklo duobute. Alkūnės į priekį vedam. Kol pečiai nepasiduoda į priekį, smakrą į save žemyn, alkūnės į priekį. Ir tada atliekam tokį judesį. Lenkiam per patį sprando viršų. Žemyn. Ir atliekam truputį į vieną pusę, truputį į kitą pusę pasukam ir žemiau. Truputį į vieną pusę, truputį į kitą, žemiau. Truputį į vieną pusę, truputį į kitą, žemiau. Nepametant pečių savo vietose, alkūnės į priekį. Ramiai kvėpuokit per nosį. Atleiskite rankas. Tuomet sunerkit pirštus už nugaros. Bandykit patiesinti atgal. Galbūt patys pečiai truputį suksis į vidų, o rankas tiesit atgal. Ir tokia patys smakras įtraukit į save, į vidų. Ir įtraukus į save smakrą, atlošit galvą. Kaklas ilgas ir smakras į vieną pusę truputėlį, į kitą ir truputį aukščiau atlošit galvą. Į vieną, į kitą pusę, truputį aukščiau. Į vieną, į kitą, truputį aukščiau, į vieną, į kitą, truputį aukščiau. Ir tai atleidžiat galvą žemyn, patrinkit šiek tiek delnus, iškvėpkit ir iškvepiant švelniai perbraukit palei akis, švelniai į šonus,
žemyn, tunė ir pasidėkit rankas ant kelių. Na, va, tai tokia mankšta pečiams bei kaklui. Jeigu turėsite kokių klausimų arba pageidavimų, galite prisijungti prie Facebook paskyros arba parašyti į tinklapį ignazakarauskas.lt, ten nurodytų paštu. Tai ačiū dar kartelį, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.